Pirmoji monetėlė. Gana greitai bus, man rodos, carinės Rusijos. Tam param pam pam. Šiandien rasim radinių, filmuotos medžiagos, jau šiek tiek turiu. Taigi, gautas signalas. Skubame tikrinti, kas tai galėtų būti. Na štai, radau, čia bus, matau, kažkokia tai pliomba. Pliomba bus. Dabar nematau, kas ant jos pavaizduota, bet kad pliomba, tai tikrai. Vėliau pasivalysiu ir parodysiu, kas čionais per pliombytė buvo. O, kaip diena be kamštelio. Keista, kad prasidėjo ne nuo tokio radinio, o nuo monetos. Bet aš turiu tokį šūkį, kad be kamštelių namo aš negrįžtu. Tam. O, dar vienas kamštelis, tai ir stiklas likęs. Matyt, kažkas neiškentė ir tiesiog vietoj to, kad atidarytų, numušė gurkliuką, nes, žinot, laukuose darbai sunkus, gali vyrą gerai užtroškinti. O vėjas, o nekadėjas, jėtus. Jaučiu, reikia pinpointeriui batareikas pakeis, nes kažkaip šiandien labai jau charakterį įdomu rodo. Tai pypsi, tai nepypsi. Toks nesuprasi. O! Tam. Monetėlė. Antra šiandien monetėlė. Irgi senesnė, čia tokia, matau, bus carinės Rusijos kapeikėlė. Matyt, pabandysim pasivalyti. Opa. Jaučiu, bus čianais kažkas tai per lobelis. Nu, kur tu prapuoliai? Signalėlį. Oho, pasislėpęs. Opapa.
Opapa. Kas čia nais dabar? Čia kas Ragatkė gal viduramžių laikų? Čia va kabinasi, matot koks. Žodžiu, nežinau, kažkas tai prie technikos matyt. Bet man tai čia Ragatkė. Turit kitų minčių, komentuokit. Oi, va, vėlytė kokia. Vinukas. Well. Kas čia nais? Gurkliukas čia matyt buvęs. Stiklas matosi. Užčiapiau kažkokį didesnį daiktą. Kažkas iš žemės ūkio. O. Iš pradžių pagalvojau, kad kirvukas. Ai, palauk, gal... Jo, čia ir buvęs kirvukas. Blemba. Toks... Čia ir buvęs kirvukas, va čia nais va galas tas nulūžo. Dėl to jis ir pasilaidojo. Toks įdomus. Įdomu. Senas, nesenas. Kaip čia sužinoti. Va dar viena plomba. Kaip ir sakiau, čia prieš tai esu radęs ir dabar jų esu radęs, aš jų va ir su rusiškais va tokiais va rašmenim naujesnių, esu radęs ir su lenkiškais herbais ir carinės Rusijos herbais. Įdomu pasidomėti, kas čia šitoj vietoje buvo, nors kiek žiūrėjau, tai jokios informacijos neradau ir su kuo kalbėjausi, tai visi sakė, kad čia apskritai nieko nėra buvę, bet ir prieš tai, ir va šiandien, ir monetos, ir šitie, ir pliombos, tai sakyčiau, kad kažkas tikrai buvo. Gal stovykla, gal punktas. Nu, bandom eiti ir žiūrim toliau. O. Iš pradžių pagalvojau moneta, tačiau tikrai ne moneta. Gal čia matyt buvo nuo sagos. Ekskalibras ištrauktas. Pradžia, va, puikiai pradžia namo statybai. Pasivalius šitą monetą matosi, jog jinai 1860, tai čionais bus Aleksandro II laikų carinės Rusijos. O šita, tai čia bus Nikolojaus I, matau, iš šitų galinių ornamentų viena kapeika. Tai čionais bus iki 1855, nuo 1825 liktais. Ir tos plombos, aš čia seniau buvau atvykęs į šitą vietą, radau nemažai tų plombų, tai nežinau, gal čia buvęs koks
gal koks punktas patikros, ar nežinau, ar kaip pasienio ruožas senais laikais, nes plombų tikrai daug, labai daug. Tai va, ką dar radau tenais, tai tokį va, kampiukas, toks va dalykėlis, va toks va. Na, dar tokių visokių metalėlių, dar kuprinytį daug, bet nieko daugiau tokio įdomaus. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit, jei patiko turinys, pasekti ir laukit naujų video.